Sveiki, mėly žiūrovai, papasakosiu, kas yra mokslas, nes mėgstu mokslą ir mėgstu pasakot. Tai papasakosiu, kas yra mokslas. Aš pats moksle esu labai ilgai, jau metus studijuoju magistrantūroje, prieš tai buvo 4 metai bakalauro, prieš universitetą 12 metų buvau mokykloje, iš tikrųjų tai 13, nes dar lankiau nulinę klasę ir biškį lankiau darželį, vaikų darželį. Taigi aš šitame biznėje esu apie 20 metų, jau 2 dekadas susiduriu su karčiom mokslo šaknim ir 4 amžiaus bandau paragauti saldžių mokslo vaisių. Manau, kad su švaria sąžine galiu kalbėti apie mokslą ir bandyti atsakyti į klausimą, kas yra mokslas. Kaip ir dera žmogui iš postsovietinės šalies, keliasdešimt metų kažką dariau ir pagaliau susimąsčiau, o ką aš čia darau. Realiai gaunasi, kad mokslą aš darau tos 20 metų, bet... Taigi mokslas, kadangi turiu apie 20 metų patirties šioje srityje, bandysiu atsakyti į klausimą, kas yra mokslas. Tikriausiai nepatikėsite, bet egzistuoja labai daug mokslo apibrėžimų, bet aš perskaičiau nedaug mokslo apibrėžimų, nes perskaityti daug mokslo apibrėžimų užtruktų labai daug laiko. O aš neturiu labai daug laiko. Taip pat labai daug laiko užtruktų perskaityti daug mokslo apibrėžimų ir bandyti juos suprasti ir bandyti pateikti tas savokas jums aiškiai, įdomiai, įtraukiančiai, be jokių sunkių definicijų, kontempliacijų, eksperimentų, hipotezių, metodologijų. Štai ką aš supratau, mokslas yra darbas, mokslas yra sunkus darbas arba veikla, vadinkit kaip norit. Svarbiausia suprasti, kad mokslas yra procesas. Mokslas yra procesas, nes jis pastoviai procesuoja. Mokslo proceso metu kūriamos ir sisteminamos žinios apie mūsų supantį pasaulį. Jums gali kilti klausimas, o kam kurti ir sisteminti žinias apie mūsų supantį pasaulį? Ogi tam, kad iš esmės gerinti gyvenimo kokybę. Jūs galite turėti savo nuomonę, bet mano galva mūsų gyvenimas reikalauja pagerinimo. Taip jau gaunasi, kad 2 savo gyvenimo dešimtmečius skyriau tam, kad kurčiau ir sisteminčiau žinias apie mūsų supantį pasaulį. Ir žinokit, man visai gerai sekasi. Nes aš dabar esu sukūręs ir susisteminęs daugiau žinių apie mūsų supantį pasaulį, kad galėčiau gerinti savo gyvenimo kokybę, negu irgi aš, bet prieš 20 metų. Neįtikėtina, ne? Svarbi mokslo dalis yra stebėjimai ir stebėjimų fiksavimas. Vėlgi gali kilti klausimas, o kam žmonės stebi stebėjimus ir fiksuoja stebėjimus, nes neturi ką veikti. Iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų žmonės stebi ir fiksuoja savo stebėjimus, nes tokiu būdu kuriami faktai, o faktai tai yra tai, ką mes laikome tikrovę, realybę, pavyzdžiui. Tai, ką mes laikome realybę, tai yra faktai. Fakto pagalba mes kūrėme instrumentus. Ir instrumentų bei faktų pagalba mes galime spręsti įvairias problemas. Ilgą laiką galvojau, kad didžiausia mano problema yra ta, kad aš esu kvailas. Bet tai nėra problema, mėly žiūrovai. Tai, kad aš esu kvailas arba galimai jūs, mėly žiūrovai, esat kvailiai, tai nėra problema. Nes problema tai klausimas. Arba kitaip tariant, probleminis klausimas.
Ir jis skambėtų taip, pavyzdžiui, kaip man patobulinti savo žinias. Atsakymas būtų mokslas. Taip, į probleminį klausimą, kaip man patobulinti žinias, atsakymas būtų mokslas, nes mokslo pagalba aš kurčiau ir sisteminčiau naujas žinias apie mūsų supantį pasaulį, kad iš esmės gerinčiau savo gyvenimo kokybę per faktus, instrumentus ir problemų sprendimą. Gerai, kitas pavyzdys daug paprastesnis. Turiu problemą. Kaip padidinti šito vaizdo įrašo sklaidą? Šio vaizdo įrašo sklaida padidėtų, jeigu šį vaizdo įrašą pažiūrėtų daugiau žmonių. Su šito faktu turbūt nepasiginčysi. O koksgi būtų instrumentas, klausėt jūs? Komunikacija. Instrumentas būtų komunikacija. Mano komunikacija su auditorija. Komunikacija. Aš turiu komunikuoti su auditorija tam, kad padidinčiau šio vaizdo įrašo sklaidą. Na ir komunikuodamas su auditorija turiu paraginti jūs spausti patiktukus, nes patiktukai didina vaizdo įrašų sklaidą. Spauskit patiktukus. Be to aš turiu jūs paraginti rašyti komentarus po šito vaizdo įrašų ir pageidautina, kad komentarai po šito vaizdo įrašų būtų mandagus, be gramatinių klaidų ir labiausiai pageidautina, kad komentaruose būtų komplimentai pabrėžiantis mano išvaizdą, gražią išvaizdą ir intelektinius sugebėjimus. Tai raginu komentaruose rašyti, kad aš esu labai gražus ir labai protingas. Ir taip pat dalinkitės šito vaizdo įrašu su savo draugais arba priešais. Dėl manęs galite dalintis šito vaizdo įrašu su savo priešais. Galimai jūsų priešai susipažinę su mokslu nebebus jūsų priešai. Bet čia ne faktas. Vos nepamiršau pasakyti, kad mokslas yra paremtas praeitimi. Ką mes praeityje ten stebėjom, fiksavome, praeityje sisteminom, kūrėm žinias, faktus, kažkokius buvom sugalvoję, instrumentus sukūrė ir sprendė problemas. Viskas tai buvo praeityje, tai ne dabar, tai buvo praeity. Ir mokslas yra paremtas praeitimi, ten praeitys ir netikėkit pseudomokslu. Spekulacijom ir pseudomokslu netikėkit, o pseudomokslas tai pavyzdžiui numerologija. Čia ne matematika, numerologija yra pseudomokslas, netikėkit numerologija. Ir horoskopais irgi netikėkit, nes tai nėra mokslas. Pavyzdžiui, jeigu jūs pagal horoskopą esat vėžys, tai nereiškia, kad jūs sirgsit vėžiu. Nes gal jūs liūtas esat ir sirgsit vėžiu. Niekas nežino, nes tai ateitis. O jeigu jūs vaikščiot pas šamanus, tai jūs išvis galit. Taip pat teigiama, kad sprendžiant įvairias mokslinės problemas, pageidautinas visuomenės įtraukimas į mokslą, nes mokslininkų, mokslo atstovų bendradarbiavimas su visuomenė būtų gerai tada. Jeigu visuomenė bendradarbiautų su mokslo atstovais, būtų labai paremta tyrimais, praeities tyrimais. Aš čia net nepainiokit. Čia jau praeitį nustatyta, kad visuomenė turi bendradarbiauti su mokslininkais ir tada būna geriau. Nes, pavyzdžiui, Adolfas Hitleris, jis beveik
Jis sukūrė stiprią valstybę, nes jis bendradarbiavo su mokslininkais. O paskui jie pabėgo į Ameriką. Ir kas laimėjo antrą pasaulinį. Todėl visuomenės ir mokslininkų bendradarbiavimas yra gerai. Tačiau būna taip. Rezumuojant mano empirinius tyrimus galima teikti, ką tu čia gali teikti, ką tu čia gali teikti. Kas tu toks, kad man aiškintum, kaip aš turiu gyventi tyrinėjais. Šitą patyrinę. Galima teikti, jog tarp visuomenės ir mokslininkų yra komunikacijos komunikacijos trikdžiai. Šį kartą tiek apie mokslą, ačiū, kad žiūrėjot.